visiškai nenuspėjami. Aš tikriausiai esu labai tolimas nuo aviacijos, tačiau, ką aš pastebėjau, ne vienerius metus mes esame pažįstami su Daliumi ir visą laiką jausdavau kažkokią tai šilumą. Šiandieną ponė Rūta pravedė trumpą instruktažą, kaip skrenda lėktuvai ir kuo jie skiriasi nuo automobilių. Ir man paaiškino vieną dalyką, kad yra trečia dimensija, tai yra aukštas. Ir aš dabar supratau, kad žmonės, kurie užsiema aviaciją, kurie skraido, jie turi dar vieną papildomą dimensiją. Nuo kiekvieno iš jų sklinda šiluma, aš galbūt vardais neprisiminsiu, bet Dalius labai charizmatiškas, labai šiltas žmogus, visą laiką norisi bendrauti, visą laiką priema. Instruktoriai, kurie skraidė lėktuvų, jie lygiai taip pat, nuo jų sklinda šiluma. Tai aš manau, kad tai yra tikrai nepaprasti žmonės, išdidūs žmonės ir daro didžius darbus šiandieną, kuriuos mes įvertinsime galbūt už 10 metų, galbūt už 20 ir aš džiaugiuosi, kad turiu galimybę būti šalia jų. Ačiū labai. Ačiū, Andriau, ir tikrai nuostabu yra tai.